Kauno technologijos universiteto karjeros centro organizuojamos konkursas KTU Ingenium. Tai įmonių atstovų ir gabiausių KTU studentų bendradarbiavimo renginys, vyksantis kiekvienų metų kovą. Studentams tai puikia galimybė atskleisti savo įgūdžius, gebėjimą orientuotis įvairiose situacijose, dirbti komandomis, o įmonių atstovams tinkama vieta susipažinti ir pabendrauti su perspektyviausiais, išsiskiriančiais savo gebėjimais ir intelektu KTU studentais, kurie ateityje galėtų tapti jų įmonių dalimi. Kokia nauda buvo iš dalyvavimo renginėje? Didžiausia nauda yra emocinė, dėl to, kad ir žinoma patirtis didžiulė, susipažinau su žmonėms, su kuriais dabar tenka dirbti, pamačiau, kokie yra kiti gabūs studentai, susipažinau su įmonių atstovais, tai nauda, manau, tikrai buvo ir svarbiausia gal, kad įgijau daugiau pasitikėjimo savimi. O kas labiausiai patiko žaidimo metu? Visas pats žaidimas buvo labai smagus dėl to, kad dirbome kartu su įmonių atstovais. Vienoje komandoje taip pat buvo ir, negaliu pavadinti konkurentais, gal labiau kolegos, kurie kartu dalyvavo studentai. Tai žaidimo metu patiko gal, kad buvo ir individualūs prisistatymai, kur kiekvienas galėjo save parodyti, bet kartu dirbome ir komandoje. Netgi buvo tokių didesnių užduotėlių, kur reikėjo sukonstruoti dinozaurą kartu su įmonių atstovais ir dėstytojais. Tai gal tai, kad visas žaidimas ir visas renginys nebuvo nuobodus. Visą laiką buvo intensyvaus darbo, visą laiką intelektualių užduočių. O KTU Ingenium 2010 laimėtojai patarė visiems išbandyti jėgas. Praėjusiais metais renginyje dalyvavo net 12 gabiausių, labiausiai motyvuotų studentų. Po intensyvaus darbo komandomis ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, gebėjimo greitai orientuotis įvairiose situacijose demonstravimo buvo paskelbti 3 geriausiai – Irena Stankevičiūtė, Kęstutis Bartkus ir Laima Šlapkauskaitė. Ką galėtum patarti tiems studentam, kurie vis dėlto dar nesiryžta dalyvauti KTU Ingeniume? Kad išdrįstų išmėginti save, kad nieko nepraras. Jeigu eisi atranką, galų gale, jeigu ir nepateks į patį finalą, jis nieko nepraras, tik tai gaus. Tai patarčiau nebijoti. KTU Ingenium 2011 siekia būti grandimi tarp mokslo ir verslo, suteikti studentams ir darbdaviams galimybę bendrauti laisvesnėje aplinkoje, kartu aptarti įdarbinimo ir praktikos atlikimo klausimus. Dalyvių registracija į renginį vyksta nuo gruodžio 15-osios.